Labuka Šaika, sveikinuosi šį gražų pirmadienio rytą iš kaimuko, nedirbu atostogas, tai atvarėm pasidarbuot su Andrium į kaimą, tai dėkui iškart jam už pagalbą, o šiaip pradžia darbų šiandien atrodys taip. Turim lieptą pradžią, kuolai suvaryti ir šitie kuolai tiesiog įsmeigti, jų trumpą. Apsiskaičiavau pagal gilį ir vamzdžius, bet kokiu atveju reikia juos prailginti. Tai turim vamzdžio, turim dar batos. Poką nupirkę, nes kaminą reikia apšildyti, tai apsistojom dabar ties liepto statybą, darimo ir žiūrim, kaip sekas. Šalta kol kas, tai nežinau, kiek kamera matys, bet pabaigą tikrai ateisiu, parodysiu, kaip čia mums viskas sekėsi. Ką, lieptų konstrukcija kaip ir pabaigta. Turim pagrindą padarytą to, ko reikėjo man. Dabar apsitvarkom visą šitą reikalą. Ir einam į pirtelę, kur pirtelėje laukia kamino perdarimas. Tai eisim, manau, dabar papietausim ir eisim kamino perdarinėt. Paskui būsim pirtelėje, vietoje parodysiu, kas, kaip, kur ir dėl ko. Tai trumpas updėtis, ką padarėm. Tai ties kaminu. Buvo kiek pamena pas mane, kaminas taip va, 9 laipsnių alkūnė, tiesiai į kaminą vėl 9 laipsnių alkūnė. Kodėl? Dabar pakeitėm šitą konfiguraciją. Nes šitoj vietoj labai šyla kaminas ir nenoriu daryti jokios nedegios medžiagos, nes gadins automatiškai visą pirtelės vaizdą iš vidaus. O šiaip pasisekė padaryti viską, kaip ir ok viskas, dūmai rūksta teisingai, kaminas nekiauras iš pirties pusės, tai tuo esu labai patenkintas, iš pirmo karto pasisekė padaryti. Tai laikas mums, kaip specialistai. O šiaip toliau kokie darbai? Darbai toliau šito vietą reikia per naują apsišiltinti. Kodėl? Nes šiluma, kaip ir sakiau, eina čionai. O paskui po karkasą, kai karkasą dėsim, čionai reikės kažkokį dar uždėti. Dėl šventos ramybės, kad atitiktų savo priešgaisrinę, nes, sudeginimu norėčiau pirtelės, kad tiek pastangų įdėta. Tai va, kol kas tiek. Einam, sukam šitą vatą. Pasistatysiu, gal manau, čia kažkur stovą naują, kurį dabar laikau rankoje, labai patenkintas juo. Aišku, viskas tik dėl jūsų, tai dėl to vien laikas ir komentaras, subscribas būtinai. Tai einam darbuotis. Ką, kamino imitacija pabaigta, šiandien tuom darbus ir baigiam. Šiaip darbą esu labai patenkintas, gan gerai gavosi, tik viršui čia truputėlį nelabai patinka ir čia va eilės dvi susikirto. Bet nieko, pasidėsis dar čia karkasas, kažkas pasiskilėps, kažkas pasitvarkys ir bus normaliai. Šiandien dienos tiek, jau aišku, timelapsas susižiūrėjo, mums visą dieną sprogo, tai šiandien tiek, šokam į rytojų. Ką, turim kitą rytą, nuostabų labai rytą. Saulutė šviečia, minusiukas, bet saulutė kyla ir turėsim, matomai, gerą gražią dieną. Tai vakar pabaigiam, kaip ir rodžiau, jau kamino imitaciją. Realiai dar nelabai išdžiūja, bet paskui prakursim pečių ir tikrai išdžius. O šiandien ryto planas, nusipirkom dratinių šepečių ir dabar bandysim, čia va kaip nėra švarės plytos, tai bandysim dviem bulgarkiam išvalyti iš vienos iš kitos pusės plytas, kad ties dulkiam šitom paskutiniam būtų viskas. Ir toliau planas
daryti karkasą antram aukštui, taip pat čia naivą karkasą sukt, čia pasikelt reikės. Tai darbų eilinį kartą nusimato nemažai, po vakar dienos toks truputėlį biškiai sustingęs jaučiuosi, nes pasidarbavom nemažai vakarą. Tai tiek, tai einam kavytės išgersim, prasirinksim čia, kad kuo mažiau uždulkėtų visko, turim didelį siurblį šiandien, tai reikia pasidulkinti. Išsisiurbsim viską ir bus švaru, tvarkinga, gražu. Nupirkau vitaminų pelytėm savo draugiam, kad daugiau jos čia man nelančytų. Žiūrėsim, kaip jau jiems seksis. O šiaip, kol kas tiek, einam kavytės, einam pasidulkint. Ir tada jau kai pradėsim karkasą sukt, daryt, matuot, kažką kažkur burt, įjungsim kamerą. Tai dabar buvau palikęs kamerą, tai automatiškai ant laido. Nes šalčio nemėgsta dar vis, kol lubos neapšildytos čia šalta, pečius vakar stipriai nekūrenom. Kroči, einam dirbti. Kągi, mūsų pasitvarkymas užtruko truputį ilgiau negu tikėjausi, bet turim tuščią aplamai patalpą, iššluotą, išsiurbtą. Ir čia. Plytos apšlifuotos. Tikrai geresnis vaizdas per kamerą, tikriausiai to neperteikia, bet gal kažkiek. Bet man asmeniškai labai tinka ir patinka. O taip. Tai va, tai po apsitvarkymo papietavom greitom ir dabar bandysim padaryti va čia va karkasą tiek lubom, tiek grindim antro aukšto. Einam matuotis, braižytis, žiūrėtis, kažkur kažkaip kažką, pastatysim kamerą čia, dabar dulkių nebebus, tai pamatysit, kaip čia mums sekasi, gal kažkur ir aukščiau užkarsiu, kad matytųsi aukščiau. Tai kol kas tiek. Labuka šaika, tai randamės vėl pirteliai, kaip ir jau įprasta turėtų jums būti. Paskutinių 2-3 dienų darbo nefilmavau, nes tiesiog nebuvo didelio noro, galbūt kažkiek per didelis nuovargis buvo, o šiaip norėjosi spausti maksimaliai, tai turėjom porą draugų pagalboj. Apšviesiu, ką mes turim padarę. Kaip matėt, kas nematėt, turim karkasą antrą aukštą padarytą, lubų. Tas mane džiugina. Tada turim antrą aukštą padarytą, lubų karkasas, kaip irgi padarytas. Tai šiandien apsistosim. Kodėl sakau, kad apsistosim, nes ką tik atėjo Dominikas už kameros stovi, tai apsistosim dabar ties lieptų, nes ką su lieptų buvom padarę truputėlį atšilus orui, pasirodo ne tiek yra stipru, kiek aš galvojau. O šiaip taisim, darysim lieptą, stiprinsim kažką, armatūrą bandysim suvirinti ir šiandien bandysim toliau po liepto padaryti. O čia va karkasiuką pačiai pirčiai, tai atsivežėm brusų naujų, 100 eurų net išleidom. O šiaip ką, nežinau, einam persivilt, kavytės atsigert, nešame šmutkės prie liepto, dabar kamera eilinį kartą nudūsus, tai nenešiu nieko, nefilmuosiu, nes ten bus tiesiog sustiprinimas, suvirinimas. Galbūt paskui, kai pasikraus kamerą, nueisim, pafilmuosim kažką, parodysim. O šiaip ką, toliau spaudžiu maksimumą ir bandom įvykdyti planą, kad iki gimtadienio padaryti pirtį. Liko 4 mėnesiai. Kitą savaitę dar vis atostogausiu, kaip ir visą šią atostogavau, tai kitą savaitę planas, kad pjausiu medžius, tai ties pirtim nieko nedirbsiu, bet per šią savaitę didelis progresas padarytas, tai vien dėl to džiaugiuosi. Šiaip viskas gana kalbėti, nes neįdomu žiūrėti, kai kalbam, einam dirbti. Ką, šaika, kitą dieną po visų darbų, tai einam dabar aprodysiu, kaip atrodo mūsų liepto remontas. Ką mes su Domu perdarėm. Realiai buvo kasekas padarytas mūsų, aišku, eilinį kartą per skubėjimą. Tai vaizdą turim dabar va tokį va karkasą. Karkasas sustiprintas su armatūra, suvirinta. Prieš tai buvo šitie va
sustatyta čianai. Tai automatiškai gaunasi, kad medienos lentos nebus tokio pločio, kaip aš norėjau, nes planavau, kad čia bus 1,50 m lentos, kad tiesiog šeškę perki ir pjauni į 4 dalis ir jokių galų neišsimeta. Tai dabar viskas perdaryta, sustiprinta, suvyrinta, Domas pasimokė biškį vyrinti, tai siūlės tokias vajo, tai galėsit jam parašyti komentarą, kai šiandien gavosi vyrinti pirmą kartą. Tai ties lieptų tiek, šiandien šlapia, šlykštus toks oras truputėlį, netgi mašiną palikau toliau nuo kiemo, nes vakar buvo atvažiavęs GoProškės pasimt, kad sumontuot video. Tai kieme situacija dabar va tokia va. Košia, makalošia, šlapia visur. Vos neužbuksavau kieme, va taip va atrodo čia viskas. O šiaip tai ką? Šiaip savaitę atostogų nepraėjo veltui. Realiai iš savaitės atostogų dirbau 5 dienas. Per tas 5 dienas gerai pasistumėjom. Man kiek sakiau, kad šlapia kieme. Jeigu kas nors norit pahaltūrinti ekskavatoriumą su buldozeriu, man reiktų čia va nukast. Čia pasiruošti važiavimą garažui, o čia va kalniuką nukast. Parašykit, susisiekit su manim, kažką gal suderinsim. Tai va, einam dabar į pirtelę. Pirtelė pečius jau kūrenasi, šyla po truputį, tikriausiai. Jo, pabiškutėlį. Šūdinas oras šiandien tai blogai traukia. Tai ką turim? Turim dar bruselių. Atsivežėm makroflekso, pakištukų. Tai šitie bruseliai eis čia karkasui. Bus planas dabar karkasą va taip susistatyti stačią ir tada dar ramštukus va taip sudėt, kad kalt lentutę. Dar reikia lango, va ten. Kol kas nieko neradau, kad gatavo nusipirkt. Nežinau, reikės pasijudinti su šituo klausimu, o toliau ką turim? Antram aukšte yra gegnės visur jau, sudėtos, išlygintos, įtarpai įdėti. Įtarpai va šitos va gegnės, nes gaunasi vata per didelis tarpas. Tai teko dėti įtarpus, tai jie dabar sudėta, tik kad būtų sudėta. Ko aš vienas negalėjau pasidaryti, tai Domas padėjo. Sudėjom viską. Dabar sekmanį šiandien. Ką šaikam, padariau nematomą darbą. Perkaliau viniais ir susukiau medvaršiais šituos papildomus, kur įdėjom. Tai užtrukau beveik 2 valandas. Atrodo nieko baisaus. Bet aišku, su niuansais visokiais. Dabar koks planas? Nežinau, filmuosiu, nefilmuosiu. Eisiu daryti karkaso. Bent jau šitą sieną pabandysiu. Išsi. Realiai nežinau, nes kai kurie šitie va 2 brusai, šitas ir šitas. Jo, šitas. Yra išlindę. Tai realiai neturiu komo išpjaut. Kirvių tikrai nedaužysiu, nes, ne tam skirt nenoriu, tiesiog čia be tolką vargt. O šiaip galbūt netgi šitą senelę pasidarysiu karkasiuką. Ir reikia dargi atsižymėti va čia kažkurgi durys. Durys bus ir čia senelė. Šiokia tokia. Tai jau, pabiškutį sekmadieniškai krapštamės, draugas. Ką, tai sveiki šaika. Dar kartelį. Malkų pjovimas baigęs, nieks netvarkė kalturkę, taip kad pakvietimo haliavo negavot į pirtelę. O dabar ką, apsistojam ties pirtelės toliau įrengimų, nes turim dar porą dienų atostogų. Tai bandysim maksimaliai išnaudoti pirtelės, parilkos pačios įrengime. Tai dabar koks planas? Pradėjau jau praeitą dieną darytis karkasą, bet siena gaunasi va tokį pilvą šiokį tokį turi, tai susižymėjau, kur reikia. Dabar bus su varna supjaustyta, įskaptuota ir įsistatinėsim sieną lygiai. Toliau yra filmuotojas Dominikas, tai Dominikui duosim tenai paišyti kažką, kad ką pjaustyti reikia matuoti, žiūrėti.
Dabar sprendžiam realiai didžiausią klausimą, tengi langas turi būti. Ieškam, kas geriausia būtų realiai pagal matmenys ir kad neusidengtų čia viskas, nes čia dar turėtų būti gulta šiaip tai. Tai derinam, klausinėjame, žiūrinėjom, sprendžiam patys, ko norim. Bet šitą klausimą reikia spręsti greitai, nes kas? Karkaso negalim daryti, seneko langą neturim. Realiai per šiandien tikriausiai pasidarysim čionai karkasą. Lieka darbai elektra, bet elektrą pinigų neturiu. Vatos dar neturiu. Nu tai kažką toliau vis tiek, darbo čia vis tiek prisigalvosim belekiek. Šiaip ką einam, matuotis, pjaustyti, žiūrėtis. Milvis, maladėts, parašė šitą komentarą, tai vien tik dėl jo pasistengsim pafilmuoti daugiau timelapsų iš vieno iš kito kampo, vien tik dėl jo pasistengsiu, tai ačiū. O šiaip, jeigu kažkas įdomu, parašykit komentarą, kažkaip išspręsim, kažką padarysim, tikrai, tai kol kas tiek gana kalbėtis, einam darbuotis. Ką, tai turim kitą dieną, vakar pasidarėm su Dominiku šitą sieną. Ir tada buvo daug apmąstymų, galvojimų, koks mūsų planas, kaip kas kur toliau. Bet gerai pagalvojus, gerai pasitarus su draugais, turim poną elektriką. Labas. Sveiki. Dėl kurio tikrai pergyvenam, kad čia bus su elektra reikalų, bet ačiū jam, kad jis pastoviai padeda pajudėti su elektra. Tai šiam kartui turim elektriką ir bus išmėtyta elektra visur pirty. Ir turim kitą gerą naujieną, kad turim gavom gerą finansavimą, tai supirkom beveik visą vatą. Tai realiai liko man atostogų, šiandien turim ketvirtadienį, rytoj penktadienį, šeštadienį negaliu, sekmadienį 3 dienos su šiandieną, bet šiandien pusę dienos jau prasivažinėjom ten. Nesmė, per atostogas bus padaryta daug daugiau negu planuota. Ką dar turiu rankose? Turim pirties langą. Vakar užsakėm, šiandien turim. Žiauriai gerai, kad autobusai siuntos greitai viskas dirba. Tai šiandien apsistojom ties elektros darbais, lango įdėjimu ir galbūt net vatos įdėjimo, bet čia ant klaustuko, gal rytoj paliksim vatą. Dedam langą, tiksliau pjaunam skylę. Bet kokiu atveju padarysim timelapsų būtinai, tai kažkur priderinsim kamerą, kad matytųsi. Šiandien pečiaus nekūrenam, tai ant pečiaus gal padėsim, kad matytųsi geriau, ką veikiam. Kalbėt ten dirbti, dėt langą ir bus daugiau šviesos. Motyvas ir buvo tarsi perteikti panikos atakų sukuriamą nuotaiką. Dabar bandysim išpjauti lango skylę, jeigu bus išpjauta kreivai, bus Dominikas kaltas, nes jis čia sužymėjo. Na ir va čia kažkur tai bus langiukas, neužilgo. Pažiūrėk. Ku matai? Įdomu, ne? Arba anksčiau dėtų. Dabar, karočią, planas toks, kad reikia parodysiu. Nusprendėm su Domu išlošti biški vietos. Tai ką turim dabar ties sieną, čia lygus brūsas ir ten man apačioj lygus brūsai. Ir kad išlošti vietos šiek tiek čionai ir kad nebūtų bėjusi didelė palangė, pjavinėsim brūsus, karkasą
Va taip va, darysim, kad būtų lygų. Nu, plius minus. Bet klausimas, ar susidės va ta. Pažiūrėsim, kaip gaunasi. Varom pakviesti. Laikykis, tu kapitone, nioka, viskas išpjauta. Mūsų osinos katės. Palikim ilgesnį laidą biškelį. Kiek negaila, tiek palikim. Paprastai nuomojusi iš bekredito.lt. Mokėjimai maži, o kai stengiasi prasta, grąžinu ir išsinuomoju. Laida buchtą paimtą gazą tik dėl tai, kad padagiau. Aš prošų palikau, nes čia jau prošų paskutinis. Tai, čia nėra tai toliniausia, man prošai kabinko. O ar kaip bus lubos, tai bus skylė prošai, grąžim skylę tiesiog. Įleisim kabelį. Kaip sakulė, tai gal хуйня čia reikia. Nu, realiai šitie ir kubas dar. Jeigu nieko nelysit iš namų, sudėsit tiesiog balkūno programėlę ir jums gali padėti. Donsmont.lt irgi rasite visą meniu. Gerai bandau aiškintis 1897. Logiška būtų, kad įsidės pitakas. Nu, taip, įsispaudys jis ten bus nemaloniai, bet taip. Gauti iškart, va, tiek pat panašiai viskas. Plius minus, kas tik gausis. Dabar važiuoju iš Kirtimų į Žirmų. Gerai, o kas Latvijoj vyksta? Kambarys Klausyk, Renalai, pasakojiškai apie savo vaikystę, apie savo mokyklos laikus. Noriu nusikelti tavo informatikos pamokas. Atsimeni, kaip atrodė, pavyzdžiui, tavo pirmųjų informatikos pamokų kompiuteriai? Papasakok. Pelės, klaviatūros, viskas. Tarkim, patį pirmą kartą, kai buvo informatikos. O jo, tai dar plotikas. Plotikas jo, turiu minėti, žmonės lėšas. Plotikas. Ir Vėl šūdina čia. Darai? Mažin. Ką, tai turim kitą dieną, paskutinę atostogų dieną. Tai paskutinę atostogų dieną atiminėjom bambaliukus iš šunio. Šiaip tai ne, nusiteikę šiandien vatą susidėt maksimaliai kiek išeis daug. Nes Dominikas irgi jau pagalbą paskutinę dieną suteikė man. Tai reikia lubas susidėti, kad patogiau būtų. Šiaip ką, turim daug vatos, susikaliau vinukus, kad špagatą galima susitempt būtų. Eisim spausim maksimaliai, kad kuo daugiau uždėt vatos. Elektra bus šiandien padaryta, skaityk. Gintarui labai didelis dėkui. Šiaip ką, jungiam timelapsą, einam vatos krauti. Ką, apibendrinus šiandienos dieną, žiauruminis dėkui šitam va bachūrui. Gintarui už elektrą šiaip papušinom, šiandien labai stipriai, kad ir neilgai dirbom palyginus, bet ką turim. Beveik parilka visą išdėta vata. Antras aukštas visas vata išdėtas. Pagaliau matosi, kur bus lubos. Ročia, bendrai darbų žiauruminiškai patenkintas, geras oras, tepam slydės namo, reikia pabūti su šeima, su mergom, kam šiaip kažkom pasidžiaugt. Šokam į sekmanį, kur atvarysiu jau vienas arba su elektriku, tai kol kas tiek. Ką, šaika? Kitą dieną, tiksliau paskutinė atostogų diena,
realiai jau sekmadienis, paskutinės valandas sekmadienio. Atvariau į pirtelę vėl pasidarbuot. Buvo elektrikas, baigė beveik elektrą. Tai kaip ir turim visur čia kur turėtų būti elektra, tai ten jinai yra, bet neturim lempučių. Tai kokie dabar toliau mano planai? Susidėjau į karkasą pastiprinimus, nes domas per skubėjimą buvo sudėjęs vatą be reikalo. Dabar reikia vienim dar perkalt, kad būtų 100% stipriai. Susidėt atgal vatą. Susidėsiu dar va ten aplink langą vatą. Čia kur trūksta, tai šiandien susidėt vatą, užsišniuruot kaip lubas. Ir galbūt dar spėsiu čia užsidėt vatą. Bet abejoju, nes nedaug šiandien laiko turiu, iki 4 tik tai. Tai kaip eilinį kartą, paskubom, bet darom darbus. Jau vatą, ten liko truputėlį nesudėta, bet ten per didelis balkis, nenoriu aš jo pjaustyt. Dabar galvos skausmelis šioks toks, va šitas va balkis. Tipo kaip jį galima buvo ir išimti, bet kaip ir negalima, nes jis suriša viršutinius vainikus, kad neišvažiuotų. Tai dabar turiu tokį navarotą, kad reikia pasidaryti karkasiuką. Karkasiuko dėsis čia virš pečiaus ir kamino dėsis skarda, o čia tikriausiai toliau nueis paprastos lentutės, kas galiukai liks. Tai ką, Šaika, kadangi atostogos baigėsi, atostogų darbai irgi baigėsi, realiai džiaugiuosi padarytų darbų, džiaugiuosi, kad yra Šaikas, kurie padeda. Tai žiaurminiškai didelis ačiū jiem ir didelis laikas. Būtinai bus pakviesti visi į pirtelę ir ne po vieną kartą. O šiaip ką, šitam video, manau, bus tiek. Kažkas turėtų gautis, kažkas įdomaus, kažkas nelabai įdomaus. Tai bet kokiu atveju. Laikas, subscribas, komentaras ir iki kitų video.